Sveiki! Su jumis ir vėl sveikinasi Salantų gimnazijos virtualus laikraštis Avilys. Su jumis sveikinamės atsinaujinę bei pakeitę serijų periodiškumą. Nuo šiol jūs naujienos pasieks greičiau ir patogiau. Na, taigi nieko nelaukdami pradėkime naują 2015-2016 mokslo metų Avilio seriją. Lapkričio 27 dieną, 14 val. Salantų gimnazijos rūsyje vyko iniciatyvių mokinių klubo inicijuotos jaunimo erdvės atidarymas. IMK nariai aktyviai rašė projektus finansavimui gauti ir už gautus pinigus buvusiame anglų kalbos kabinete įrengė moksleivių poilsiui pritaikytą kambarį. Čia mes galime žaisti stalo futbolą, kitus stalo žaidimus, ruošti pamokas, žiūrėti televizorių ar mėgautis arbatos ar kavos puodeliu. Žinoma, šios erdvės neturėtume, jei mums nebūtų padėję daug žmonių. Idėją erdvę įkurti palaikė, padėjo įgyvendinti ir net tapo rėmėjų mūsų direktorius. Direktoriaus žodis jums. Kadangi jūs tos idėjos palaikytojų buvo, čia vis dėlto pagrindinis variantas tai yra jaunims. O tai jaunimo vadai mes čia padėjėjai esam, mūsų darbs kartas toks. Tai visi jūs darbavotės, bet mes suveizėjom pačius aktyviausius projektų rašytojus ir už savanorystę, iniciatyvą šito erdvę tvarkom norim įteikti padėkos raštus, tai yra Gabrieliai Budaitai. Laukam dar vieną projektą. Prašom. Ir Simonai Margitai. Šiame kambaryje rasite stalo futbolo žaidimą, sėdmaišius, išmanų naujutėlaitį televizorių su interneto jungtimi bei minkštutėlę sofą poilsiui. Kambaryje taip pat buvo atlikta daug apdailos darbų. Tačiau jaunimo erdvė nebus visiems ir visada prieinama. Raktas į ją patekti bus perduodamas tik IMK nariams, o šie savo nuožiūrą galės į jį įsileisti drausmingus, tvarkos taisyklių besilaikančius mokinius. Gruodžio 1, kaip ir kiekvienais metais, Salantų gimnazijoje vyko AIDS dienos paminėjimas, kurios tikslas atkreipti jaunų žmonių dėmesį į šią klastingą ligą, jos keliamą pavojų, informuoti, kaip nuo jos apsisaugoti, bei solidarizuotis su šia liga sergančiais žmonėmis. Jūsų dėmesiui reportažas iš renginio. Gruodžio 1 dieną Salantų gimnazijoje vyko AIDS dienos paminėjimas, kurios iniciatoriai mokytojos Dalija Sabutytė ir Rasa Bomlienė. Akcijos metu mokiniai degė žvakutes, dalino raudonus kaspinus moksleiviams, taip solidarizuodamiesi su sergančiais šia liga bei stengdamiesi skatinti ligos prevenciją. živ virusą turi vaikai, kurie gimsta. Jeigu mama yra infekuota živ, tai ir vaikas jau gimsta turėdama živ virusą. Na ir aišku, gyventi yra skaudžiausiai, nes neaišku, kada ta liga pasireikš. Tai dabar žinot svarbiausiai, kad būtent per kraują plinta šita liga lytinių santykių metu. Tai būtent dar vienas būdas, tai ir mušantis galima užsikrėsti tą ligą. Jeigu tas vienas, kuris mušasi, yra būtent infekuotas, turi živ virusą. Dabar ne visi žmonės
žino, kad jie yra infekuoti, bet anonimiškai Klaipėdoje galima pasitikrinti nuo šitos lygos. Tai aš jums sakau ateičiai, kad jūs žinotumėt, kad kartais gyvenime visko pasitaiko. Būtent pasitikrint yra galimybė anonimiškai. Tai va, dar ką noriu pasakyti. Saugokit save, saugokit aplinkinius ir žinokite, kaip ta liga plinta. Man toks būtų palinkėjimas. Na ir dar toks labai gražus yra pasaulinis šūkis. Mes visi kartu įveiksime šią ligą. Ką reiškia visi kartu? Tai reiškia, jeigu žinosime, kaip ta liga plinta. Jeigu nebūsime abejingi aplinkiniams žmonėms. Šiam kartui tiek. Linkime geros likusios savaitės. Iki kito susitikimo.